norėsiu. Taip. Sveiki dar kartą. Labadiena visiems. Mes šiandien su jumis kalbėsimės apie tai, kaip užauginti, jeigu įmanoma, užauginti vaikus, kurie būtų laimingi, nes retas, kuris iš tėvų nenori, kad jo vaikai būtų laimingi. Ir mes dažnai vaikų laimę vertiname daug labiau už savąją. Mes koncentruojamės į vaikus ir kaip padaryti, kad jie būtų laimingi ir visai nesvarbu, ar mes esame laimingi ar ne. Tai gal pradam nuo pačios savokos, kas tai yra laimė, kaip jūs įsivaizduojat laimę, pavyzdžiui, kaip jūs apibūdintumėt laimę? Na, pradėkim nuo to, kad laimė yra apskritai filosofinis terminas, ne psichologinis. Ir kaip suvokė filosofai įvairiais amžiais laimę. Tai yra ištisa istorija. Tikrai aš ruošiausi vieną kartą tokiai paskaitai apie laimę, net yra internete. Tai apibrėžimų yra labai daug. Bet aš pasiūlysiu savo apibrėžimą, kuris yra išvestinė iš mano supratimo, kas yra gyvenimas. Gyvenimas mano galva yra kelionė nuo pradžios į pabaigą. Ir kaip parodė tyrimai ir stebėjimai tų žmonių, dažniausiai slaugytojų, kurios išlydi mirštančius, pagrindinis dalykas, ko gailisi žmonės išeidami, pirma, kad per daug dirbo, išgirskit šitai. Antra, kad per mažai leido laiką su savo brangiais žmonėmis. Ir trečia, kad per mažai leido savo padaryti, ko jie iš tikrųjų norėjo ir svajojo. Tai jeigu jūs norite numirti ramiai, o šitam reikia ruoštis, buvo dar 19 amžiuje tokia garsi moteris vokiečių filosofė Marie von Ebner-Eschenbach, tai pasakė, mes visą gyvenimą turėjome mokytis, galiausiai mokytis mirti. Ir aš galvoju, kuo anksčiau mes šito pradedam mokytis, tuo ramiau mums šitas momentas ateis. Ir man didelį įspūdį padarė visai neseniai, turėjau interviu su Irvinu Jalamu. Aš manau, dauguma iš čia sėdinčių šiek tiek žino apie tą žmogų, yra daugybė jo knygų išverstų į lietuvių kalbą praktiškai, beveik visos, išskyrus pagrindinį jo veikalą profesinėje srityje. Bet grožinės knygos yra išverstos visos. Jį verta apskritai pasiskaityti, ten yra labai išmintingų dalykų, bet štai su Jalamu bekalbėdamas aš išgirdau jo nuomonę, kas tai yra ramiai numirti, nes jam jau yra 94 metai. Ir jis pasakė, jeigu tu neturi ko gailėtis, tai tada išeiti visai nebaisu. Ir kai mes kalbam gailėtis, tai gailėtis galima įvairiose srityse. Gailėtis galima tarp asmeniniai srity, gailėtis galima profesiniai srity, gailėtis galima asmeniniai srity. Man būna juokinga, kai aš klausiu pacientų, na, kaip jūsų santykių reikalai. Na, tai jie pradeda pasakoti apie santykius su kitais, brangesniais, mažiau brangiais, visai nebrangiais, labai nebrangiais. Bet aš paklausiu, kaip jūsų santykis su savim pačiu. Ir jie sustingsta. O ką ir toksai yra? O dar kaip. Ir juk nebereikalo šventam rašte parašyta. Mylėk savo artimą kaip pats save. Tiesa, dabar jau paskutiniųjų galbūt 5 metų bėgyje, aš žiūriu, kad šitą tiesą galų gale lietuvaičiai pradėjo girdėti. Nes anksčiau tai čia buvo, iš vis kažkokia erezija, Laurinaitės kažkokius briedus kalba ir apskritai čia reiškia viskas ne visai lietuviams tinkama. Dabar atsirado netgi stovyklos, kaip mylėti save. Tiesa, mane truputį stebina, kad jos dažniausiai yra orientuotos moterims. Čia jau jūs tarpusavėje pasišnekėkit, aš šito nesuprantu kodėl, bet, reiškia, taip yra. Tai grįžtant prie jūsų klausimo apie laimę, jeigu mes suvokiam gyvenimą kaip kelionę, tai mano nuomonė šitoje kelionėje būna įvairiausių periodų. Kaip anglai, arba tiksliau amerikonai sako, ups and downs. Būna viršūnės kažkokios,
būna kažkokios žemumos duobės. Ir iš tikrųjų tai yra natūralu. Mes negalim visą laiką gyventi aukščiausiame lygyje, negalim gyventi ir žemiausiame lygyje. Nes aukščiausiame lygyje, tai išgaruosim tenais, o žemiausiam tai, baisiai bjauru. Vis tik norisi iš ten išlipti. Ir jeigu mes kalbam apie tą laimės pojūtį, kas yra bėda mūsų sampratoj, labai dažnai laimę suvokiam kaip džiaugsmą arba linksmumą. Netiesa. Laimė tai yra mano tikslų ir siekių išsipildymo jausmas. Aš padariau tai, ką aš stengiausi padaryti, ko labai norėjau, ko man labai reikėjo. Ir po to aš galiu atsipalaiduoti. Ir ta akimirka, kai aš galiu atsipalaiduoti, ir yra laimė. Ir aš nebereikalo pasakiau akimirką. Laimė nėra ištisinė būsena. Ir kai aš čia perskaičiau, jau čia tam lapelyje, kad kaip būti laimingais, Jėzus Marija, aš tai nežinau. Aš nežinau, kaip būti laimingais. Aš žinau, kaip kartais pajausti laimę. Ir iš tikrųjų, jin ateina ir praeina. Ir jeigu mes dabar grįžtumėm su jumis prie to jūsų klausimo esmės, kad tėvai nori, kad vaikai būtų laimingesni už juos. Dabar išgirskite, aš būsiu labai nemandagus. Špyga. Tam, kad vaikai būtų laimingesni už jūs, jūs turite tapti laimingesni už save pačius. Nes vaikai mokosi tik iš pavyzdžio. Aš manau, ne vienas ir ne du, čia iš jūsų 10 jau seniai esat pastebėję, kad jeigu vaikams pradedat skaityti moralą, ką jam daryti ir ko jam nedaryti, kas atsitinka su jo galvyte, jinai truputį pasvyra, kad viena ausis būtų aukščiau už kitą. Jo, hidraulikos dėsnis. Tas, kas į viršutinę įkrenta, pro apatinę iškrenta. Ir akis dažniausiai nuklysta kažkur į langą. Pažįstama, ką sakau? Tai vat tik pamatę šitą pozą, nutilkit. Neužšinkit be reikalo burnos. Tai yra absoliučiai beprasmiška. Ir tam, kad galėtumėt kalbėtis, aš nebereikalo panaudojau žodį kalbėtis, o ne kalbėti. Tai pirmiausia, mes turim suvokti, iki kokio amžiaus mes galim auklėti vaiką. Nuspėkit. Čia girdisi 12. Kiek? Teisingai, iki 4 metų. Auklėt vaiką mes galim iki 4 metų. Ir po to reikia su juo gyventi. Labai durnas pasiūlymas, ar ne? Visiškai durnas. Bet nežiūrint tai, net iki 4 metų mes jį auklėjam ne žodžiais, o veiksmais. Savo paties elgesiu. Jisai žiūri ir mokosi. Kaip tėvai mato pasaulį, kaip jie mato vienas kitą, ką jie daro su kitais svetimais žmonėmis, kaip jie vertina įvairiausius dalykus šitame gyvenime. Jūs kalbatės ir net nepagalvojat, kad jie ten po stalu statydami Lego, ausis yra išplėtę kaip šikšnosparniai. Ir klausosi, kaip jūs gyvenat savo gyvenimus. Ir todėl turiu pasakyti, kad kaip bebūtų liūdna, pagrindą vaiko sugebėjimui pajausti laimę, per tos momentus, kai jis yra geroj būsenoj, jūs suformuojat nuo 0 iki 4 metų. Dar daugiau, kad būtų dar liūdniau. Charakteris, tai yra stabili žmogaus elgesio šitame pasaulyje forma, stereotipinė, susiformuoja nuo 18 iki 36 mėnesių.
Ir jeigu jūs jau turit šiek tiek vyresnius, viskas, jums jau reikia su jais gyventi. Ir čia yra didelė bėda su mūsų lietuviška psichologija. Todėl, kad kartais aš kalbuosi su tais vaikais, nesvarbu kiek jam metų, jam gali būti 20, 40, 60, bet aš kalbu su jo vaiku. O kartais aš kalbuosi su tėvais, kurie skundžiasi savo vaikais. Ir tada aš paklausiu tokio paprasto klausimo, sakau, sakykit, o kada vaikai suauga? Ir lietuviškas tipiškas atsakymas, kai patys savo užsidirba, tada ir suaugo. O kol sėdi mano kišeniai, tegul daro, ką aš jam liepiau. O. Tai bėda turbūt yra ta, kad iš tikrųjų auklėti po 4 metų yra visiškai beprasmiška. Bet pavyzdį duoti mes galim visą gyvenimą. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kurie nulėmė mūsų laimę, grįžtam prie jūsų klausimo, yra mokėjimas suprasti paprastą mūsų gyvenimo dėsnį. Mes visą gyvenimą gyvename darydami sprendimus. Tiesa ar ne? Nugi net ateit čia, jūs irgi sprendėt, eit, neit. Ar įdomu bus klausyti to, kas ateis ar ne? Ar galbūt būtų geriau kažkaip bulves geriau sukrovasi į rūsį? Kiekvienas turim savo kažkokių interesų. Ir jūs nusprendėt ateiti. Ir kas iš to seka? Iš to seka, kad jūs turit sėdėti ir klausyti, nepriklausomai nuo to, kiek įdomu, nes va čia dabar paimti, atsistoti ir išeiti, nemandagu, negražu. Ką? Klasikinė lietuviška formulė. Ką žmonės pagalvos. Ir apie ką kalbu? Kalbu apie tai, kad mes, darydami sprendimus, tampam suaugę tik tuo met, kai suvokiam, kad laisvė daryti sprendimus ir atsakomybė už jų pasiekmes yra 2 vieno medalio pusės. Kad jeigu aš sprendžiu, aš turiu būti pasiruošęs priimti atsakomybę už pasiekmes. Ir čia prasideda įdomus dalykai. Mes nepagalvojam, kad už bet kokį sprendimą, kurį aš įvykdžiau, reikia sumokėti. Ir neturiu galvoj tų šlamančių popierinių. Ne. Aš turiu galvoj psichologinius pinigus. Mes visi turim savo psichologinę piniginę ir joje yra kažkiek tai mano resursų. Mano sugebėjimas patirti nesėkmę ir išgyventi. Mano sugebėjimas patirti sėkmę ir ją pasidžiaugti. Tarp kitko, kai kuriem žmonėm sėkmė yra didesnė katastrofa už nesėkmę. Tai gali atrodyti keista, bet tikrai taip yra. Ir grįžtant prie šito supratimo, kad laisvė ir atsakomybė yra 2 vieno medalio pusės, tai yra momentas, kada pasibaigia mano paauglystė. Ir štai su paaugliais aš įtariu, dauguma tėvų ir turi didžiausią bėdą. Nes jie rūpužės laisvės nori daug, sugebėjimų ją realizuoti jau turi pakankamai, o su atsakomybė nei kaip nenori būti bendraujantys. Ir štai šitas jų brendimas, ir čia jau mokslinių tyrimų duomenys, pasirodo pasikeitė per porą kartų esmingai. Jeigu mano kartai, jau man dabar 72 eina, aš 51 gimimo, taigi mano kartai paauglystė prasidėdavo 13, 14, kai kuriem 15 metų, tai pasibaigdavo dažniausiai 17, 18, na vėliausiai 19. Tai reiškia, kiek jinai trukdavo? Nuo 3 iki 6 metų. Jo? Maždaug. Kada pradžia, tiesa, daugumai kyla klausimas, pabaiga aš jau pasakiau, pabaiga yra suvokimas, kad laisvė ir atsakomybė yra 2 vieno ir to paties medalio pusės. O pradžia yra labai biologinė.
mergaitėms pirmos menstruacijos, berniukams pirmos poliucijos. Biologinė paauglystės pradžia, rodanti, kad organizmas jau ruošiasi tapti suaugusiu. Dabartinė paauglystės pradžia yra 12, 11, o kartais 10 metų amžiuje. O pabaiga, kad būtų įdomiau, merginoms vidutiniškai 25, o vaikinams apytiksliai 27. Mes visą laiką atsiliekam. Kažkokie nebrandylos. Ir tai čia skaičiai gero, pozityvaus varianto atveju. O yra tokių, kurie paaugliais lieka visą gyvenimą. Jiems ta atsakomybė grabia matė. Taip yra. Reiškia, apie ką mes kalbam? Apie tai, kad dabartinė paauglystė trunka 15-17 metų. Ir jums, tėčiai ir mamos, nes čia aš suprantu, jūs atėjot šitam pavydale, ne vaikų pavydale. Vaikam aš pasakočiau visai kitus dalykus. Kaip jums gyventi su tėvais ir mamom. Jums aš pasakoju, kaip gyventi su vaikais. Taigi šitoj sunkioj jūsų gyvenimo situacijai, jūs turit paauglį vaiką, reikia suprasti vieną paprastą tiesą. Nėra tokios specifinės paauglio asmenybės. Yra suaugusio asmenybė ir vaiko asmenybė. Tai kas tada yra tame tarpe, kuris vadinasi paauglystė? O tame tarpe yra mozaika, sudaryta iš atskirų dalių vaikiškos ir suaugusios asmenybės, susijungusių kažkaip atsitiktinai ir visai nebūtinai dėsningai besikeičiančių iš vienos struktūros į kitą. Ir todėl dažnai labai būna, kalbi su juo, koks protingas, koks apsiskaitęs. Jėzus Marija, kaip brandžiai masto. Nueina iš kampo ir kad iškrečia pokštą, tai tiesiog žandikaulis ant žemės nukrenta. Kaip visiškas vaikas. Ir tai yra tipiška paaugliui. O tai reiškia, kad iš tėvų paauglystė reikalauja nepaprastai didelio adaptyvumo ir tolerancijos. Jūs turit suprasti, kad tai jiems organiškai būdinga. Ir jie negali tapti kitokie dėl to, kad jums jie nepatinka. Čia ne jie turi taikytis prie jūsų. Čia jūs turite taikytis prie jų. Kodėl? Todėl, kad pirmas nutyla protingesnis. Matau, pasakiau labai kažkokį keistą dalyką, labai juokingai. Va, ir grįžtant prie laimės. Laimė yra tada, kai jisai po truputėlį, eidamas šitais savo augimo, brendimo laipteliais, pradeda suvokti patys save santykyje su pasauliu. Ir kas yra dar vienas dalykas, kuris apie tą laimę labai retai pasakomas tėvams. Mes turim suvokti vieną liūdną tiesą, kad mes savo vaikus auginame tam, kad jie būtų laimingi su kitais visiškai svetimais žmonėmis. Mums nematytais ir nežinomais. Bet ne su manim, o su jais, nes mūsų žmogiškoji esmė yra paremta tuo, kad mes nuo gimimo esame orientuoti į ryšį, į kontaktą su kitu. Ir štai šitas ryšys jau suaugusiojo gyvenime vadinasi šeima, santuoka, tėvystė, motinystė, bet tai yra realizacija mūsų įgimto poreikio. Maža to atrodo, kad mes būtent dėl to, kad esame orientuoti į ryšį, kaip rūšis Homo sapiens, patvarkėm neandertaliečius. Nes jie gyveno šeimomis, o mes gyvenom gentimis. Tai pagalvokit, ką 10-12 gali padaryti prieš 30-40.
Kai ateidavo laikas dalintis maistą, Homo sapiens kažkaip tai pasitvarkydavo. Va, tai grįžtant prie atsakymo jūsų klausimą, kaip padaryti vaiką laimingą. Pirmiausia, parodyti, kad aš galiu būti laimingas. Ir antra, kad laimingas jis turi būti ne su manim. Jis turi susirasti, su kuo bus laimingas. Ir tai yra rizika. Tai yra paieškos, tai yra pastangos. Deja, su tų pastangų rezultatais Lietuvoje yra prastai. Skiriasi maždaug 55% santuokų. Pagalvokite apie skaičių. 55%. Pusė iš jų jau turi vaikus. Vaikams nieko baisiau už skyrybas negali būti. Tai yra įrodyta. Taip, kad jeigu galvojat apie savo vaikų laimę, tai pirmiausia, būkit laimingi dviese. Tai nereiškia be krizių, tai nereiškia tokia, aš nežinau, čia dar yra, tiek to. Aš savo studentų auditorijų tai dar paklausiu, kas iš jūsų dar supranta humorą rusiškai. Pakyla maždaug 5% rankų, viskas. Jau nebesupranta. Tai aš suprantu, kad pavyzdžiui, Žvaneckio, jau niekaip nebepacituosiu. O jis amžinatelis, taigi buvo ne humoristas, jis buvo filosofas. Ir tiems, kas supranta, tai trumputė jo, reiškia, tokia сценали. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел в ее положение и оставил ее в ее положении. Kas supranta? Ir išverskite į lietuvių kalbą. Mechaniškai galiu. Atmosferas. Niekaip. Tai grįžtant prie laimės, aš manau, kad tai yra visų pirma mokėjimas parodyti, kad aš esu laimingas su šituo žmogum, su kuriuo gyvenu. Ir ne tik parodyti, bet ir būti. Nes vaikai vaidybą labai aiškiai mato ir demaskuoja. Labai lengvai. Ir antras dalykas, leisti jiems būti laimingiems tuo būdu, kurio jie nori ir siekia, padedant suprasti, kad šitam kely nesėkmės yra absoliučiai neišvengiamos. Jos gali atsitikti, bet jos negriauna gyvenimo. Aš jūsų užsiklausau ir pamiršau visus klausimus, kuriuos buvau pasiruošusi. Gal tai nėra blogiausia pasekmė? Gal atsirado naujų? Gal tikrai atsirado labai daug naujų. Ypatinga apie tai, kad vėlgi mes turime atsigręžti į save ir, kaip suprantu, neįmanoma užauginti atsakingo žmogaus, nebūnant atsakingu. Neįmanoma užauginti laimingo žmogaus, nebūnant laimingus. Kalbat, kad net jeigu mes ir auklėjom vaikus iki 4 metų, tai auklėjom vėlgi ne žodžiais. Tai aš neskau vaikui, tu sutvarkyk, jeigu aš pati nesitvarkau, arba tu nežaisk su telefonu, jeigu aš pati nuolat su juo žaidžiu. Jau ir tai yra elgesys, jau ir tai yra pavyzdys. Tai čia dar sudėtingiau. Mes jau galvojam, kad ir taip sudėtinga tam vaikams tą laimę kažkur surasti, bet dabar pasirodo dar mes patys turim iš pradžių būti laimingi. Jeigu laimę tėvai suranda telefone, aš nejuokauju. Mano žmona buvo lituanistė, paskui išėjo į pensiją, bet jinai vieną kartą davė vaikams rašinį, kokia jūsų didžiausia svajonė. Ir vienas berniukas, 5-tokas, parašė, didžiausia mano svajonė būti telefonu. Nes tada mano tėtis bendrautų su manim kiekvieną dieną po pusę dienos. Tai čia aš nežinau, ar juoktis, ar verkti. Čia apie telefoną. Taip. Sunku atrodo, va taip
jeigu niekada apie tai nesi susimąstęs, taigi iš niekur nieko prabust ir paklaus savęs, o tai ar aš laimingas ar ne, ir kas man yra laimė, ir nuo ko pradėti. Ir kaip jūs sakote, tas laimė, ypatingai mes dažnai asocijuojam su tokiu nuolatiniu džiaugsmu ir euforija, kad mums viskas labai smagu, mes šypsomės, mes laimingi. Bet jeigu laimė yra tik tos akimirkos, kurios tarsi įprasmina mūsų buvimą šitoje žemėje, mes tarsi jų dėka susivokiam, štai dėl ko aš čia, bet visą kitą darau, ne? Kad aš galiu būti pavargęs, bet galiu būti laimingas. Tai nuo ko pradėtas paieškas jau tėvams, jau vaikus paliekam ramybėj, o mes, nuo ko mes pradedam ieškoti prasmės ir va tų akimirkų, kurios įprasmina mūsų gyvenimus. Čia jūs man uždavė tokį truputėlį suktą klausimą, pasakysiu, kodėl aš taip sakau. Todėl, kad mes iš tikrųjų visų pirma, kiekvienas išaugom savo aplinkoj, pas savo žmonės artimus, su savo įvairiais įvykiais. Ir todėl tai, ko aš siekiu, kas yra mano tikslas, yra labai skirtingi dalykai. Labai skirtingi. Ir niekas negali pasakyti, ir čia aš noriu pabrėžti, ir jūs savo vaikams negalit pasakyti, koks jų tikslas yra teisingas. Pas mane ateina krūvo žmonių ieškoti pagalbos dėl to, kad nuėjo į tas aukštasias mokyklas, kur tėveliai jiems nurodė, kad tai bus gera profesija. Gerai dirbsi, gerai uždirbsi, nedulkinas darbas. Praeina 10-15 metų jiems tam darbe. Ir jie pasijunta, kad jau, jie nebegali. Ir jie savęs šitam darbe nejaučia ir nemato. Ir prasideda visokiausios paieškos. Ir todėl aš galvoju, kad buvo laikai, dabar jau dėja ne taip, bet buvo laikai seniau, kad žmonės po pabaigimo vidurinės metus, 2 niekur nestodavo. Jie pavažinėdavo, kaip ką tik pasakojo, po Europą su kuprinė, jie padirbėdavo kažkokiuose darbuose, jie pabandydavo kažką. Ir paskui suprasdavo, ką dažniausiai suprasdavo, ko tikrai nenori. Vat šito aš tikrai nenoriu. Žinau. Mano vyresnioji norėjo būti darželio auklėtoja, po 8 klasių nuėjo, padirbėjo vasarą darželėje ir suprato, ne, darželio auklėtojai būti nenori. Ir aš galvoju, kad šitas pasitikėjimas jais jų brandos procese duoda labai svarbius rezultatus, todėl kad jie tada nebijo su manimi aptarinėti tų rezultatų. Nes vienas iš didžiausių trikdžių mums būti ryšyje su mūsų vaikais, tai kritikavimas ir pamokslavimas. Nėra blogesnio dalyko, kas gali sugadinti mūsų santykius. Jūs galite sakyti, pala, bet ašgi tiek nugyvenau, ašgi toks patyręs, ašgi tiek žinau apie gyvenimą. Ir žinok. Sau. Nes niekas, patikėkit manim, niekas negali mokytis iš svetimų klaidų. Mokytis reikia iš savų, ir čia dabar pasakysiu visai keistą dalyką, ne iš klaidų. Nes klaidos sako ką? Ko daryti nereikia. Taip ar ne? Taip. Ar tai moko, ką daryti reikia? Ne. Mes kartais iš savo suaugusiųjų varpinės sakom, bet taigi savaime suprantama. Nė velnio. Jam nesuprantama. Ir todėl jūs turit mokyti savo vaikus, mokytis iš savo sėkmių, iš to, ką jie padarė gerai. Ir kad jie išmoktų suvokti, kaip jie tai padarė, kaip tai išėjo gerai. Ir tai iš tikrųjų moko gyvenimą. Ir jeigu mes kalbam, kad visas gyvenimas yra sprendimų priėmimas ir atsakomybė už jų pasiekmes, tai juos reikia mokyti jų pačių sprendimų pavyzdžių. Tu darai tą ir išėjo tas.
O jeigu padarytum ką nors kitą, kaip tu galvoji, kas galėtų išeiti? Kaip gauti tai, ko tu norėtum iš šito gyvenimo? Ir todėl aš galvoju, kad kai mes kalbam apie šitą mūsų laimės pojūtį, mes turim duoti galimybę pamatyti tam mano vaikui, kad aš kartais būnu laimingas, kartais ne. Kad aš siekiu tam tikrų tikslų, bet jie nebūtinai turi būti tavo. Kad gali būti, kad man patinka šitas darbas prie kompo po 8 ar 10 valandų per dieną, bet tai nebūtinai tau turi patikti. Ir turim padėti tam žmogui ieškoti šitam pasaulyje savo vietos. Nes jeigu mes pasistengėme, mes tą savo vietą surandam. Ir iš tikrųjų turiu pasakyti, pavyzdžiui, kažin, turbūt dauguma nežino, bet aš studijas medicinos užbaigiau kaip chirurgas. Ir aš 2 metus dirbau chirurgu. Bet aš pakeičiau į psichoterapiją. Ir nė sekundės nesigailėjau, kad aš šitai padariau. Tiesa, tai reikalavo kito mokymosi, papildomo laiko investavimo ir visai kitokių įgūdžių ir žinių, negu aš buvau įgijęs per savo studijas, bet niekada nesigailėjau. Ir ačiū Dievui, niekas man nedarė su smegenimis nieko. Niekas. Ir aš jiems už tai dėkingas. Ir todėl aš galvoju, kad leidimas ieškoti, leidimas surasti ir leidimas sumokėti už tą savo suradimą. Tiek džiaugsmo, tiek skausmo, tiek juoko, tiek ašarų. Yra labai svarbus įgūdis, kurį turi turėti tėvai. Negyventi už vaiką, o padėti jam gyventi jo paties gyvenimą. Ir čia, irgi labai sunkus dalykas, mamoms ypatingai, bet tėvams kartais taip pat. Nekišti savo pagalbos, kol mūsų nepaprašė. Ir patikėkit, svarbiausia yra būti pasiruošus, kai paprašys. Tada tikrai reikia duoti tą pagalbą. Vėl jūs mane užhipnotizavot. Viskas atrodo... Aš vis nugrybauju kažkur iš šoną. Aš suprantu, aš atsiprašau. Ne dėl to, todėl kad jūsų visos ir pavyzdžiai, ir mintys labai įtaigios. Ir mes jaučiam, kaip grimstam tokiam atsipalaidavime. Aha, tai čia viskas kaip ir paprasčiau, negu man atrodė. Ir staiga ateina toks antras suvokimas. Bet viena tai suprasti, kol klausome šitoj salėje, visi atsipalaidavę ir viskas kaip ir aišku. Bet o grįšim namo. Taip. Ir ten parodysim, ką čia išgirdom. Ne, o grįšim namo ir vėl atsivers ta kažkokia, nežinau, sunkumas, tuštuma, vėl tarsi pasimetimas, kol buvau salėje, viską ir supratau, ten buvo viskas aišku, dabar grįžau, vėl neatsimenu, kaip ten, ko ten pradėti, ką ten daryti. Pradėti reikia nuo kelių paprastų tiesų. Aš jums dabar parduodu savo, pagrindinius receptus. O taip, dikai. Tai pirmas receptas jau buvo truputį pacituotas prieš mane. Tai yra sena kinų išmintis. Yra įvairių ten prirašymų, kas jie autoriai yra tos citatos, bet skamba jinai labai paprastai. Viešpatie, duok man jėgų padaryti, ką aš galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Nieko sudėtingo, tiesa? Bet kai pabandai įgyvendinti, tai plaukai pies sustojasi. Ačiū Dievui, man ne taip daug, bet tai viena. Antra frazė, kurią man pacitavo viena mano pacientė prieš gerą pusmetį, ir jin sakė, kad ją pasakė jai jos mokytoja po abitūros egzaminų, ir jin suprato tą frazę tik po gerų 15 metų gyvenimo. O skamba jin labai paprastai. Tik išgirskit. Kiti galvoja kitaip. Nieko daugiau. Bet jūsų vaikai irgi yra kiti. Ir jie irgi galvoja kitaip negu jūs. Ir šitą
jų galvojimą reikia gerbti. Jeigu mes norim būti patys gerbiami, mes turim gerbti juos. Na ir dar viena paprasta tiesa, tai man net gėda sakyti, vaikas irgi žmogus. Ir nuo to momento, kai aš šitai savo pasakau ir kas svarbiausia, patikiu tuo, kad vaikas irgi žmogus, santykiai pradeda keistis. Galiu pridėti 4 punktą. Aš klausydama jūsų pagalvojau, kad mes, ką dažnai mamos pamirštame. Ir tas irgi yra tiesa, kad vaikas yra ir žmogus, bet mes pamirštam, kad mama irgi žmogus. Mes įsijaučiam į tą mamos rolę ir tą mamos idealą ir mamos kažką tai. Ir mes pamirštam, kad mes irgi esam žmogus. Na, čia yra keli paprasti literatūros šaltiniai, kurios paskaičius darosi truputį paprasčiau. Tai pirmas dalykas Donaldo Woodso Vinikoto knyga Tėvams, kuris įveda terminą pakankamai gera mama. Tai ne visai teisingas angliško termino vertimas, nes Vinikoto angliškas terminas skamba good enough mothering. Ir mes neturim tokio padalyvio, lietuvių kalboje nėra. Buvimo mama padalyvinės formos nėra. Tai mes išvertėm daiktavardinę konstrukciją pakankamai gera mama. Ir kodėl ta knyga buvo parašyta, tai yra 1942 metais Vinikoto skaitytų paskaitų per BBC radiją, reiškia, tekstai, kur motinos likusios vienos tėvai iškeliavo į karą, o jos jau buvo pakankamai prisiskaičiusios visokiausių psichoanalitinių tekstų, jautėsi visiškai bejėgės, kad jos tos vaikus išaugins invalidais. Ir Vinikotas paprastai labai sudėliojo, kad iš principo visos mamos yra pakankamai geros mamos. Ir čia aš matau dabar Lietuvoje irgi šitokį nukrypimą į kairę, kaip sakoma, ne tas žodis, prisiskaito visokių knygelių ir kad pradeda daryti nesąmonės, tiesiog baisu žiūrėti. Garbė žodis. Bet aš nieko nesakau. Aš tyliu. Kiekvienas gyvena savo gyvenimą, pagalvojau, kad mano kolegoms ateinančiai kartai irgi reikia pacientų, taip kad... Bus gerai. O jeigu kalbėti apie rimtą realybę jūsų šeimose, tai be jokios abejonės kita fantastiška knyga, kurią būtinai reikia paskaityti, tai Aušros Kurienės Kaip užauginti žmogų. Labai paprasta. Ir pasiskaitai protingų tekstų. Ir kažkaip ramiau darosi. Ramiau. Ramu visiškai žinoma ne. Nes tas mamiškas instinktas, o vis dėlto kur jis yra. Ir ką jis ten daro, kur yra. Ir su kuo jis ten daro. Labai smalsu. Labai. Turiu pasakyti, kad vyrams mažiau. Vyrai, sutinkat su šito? Sutinkat. Mes tų sekimo programėlių savo telefonuose neturim. Find my phone. Žiūri, kažkaip randam bendrą kalbą, Aha. Iš kur aš žinau? Aš turiu 2 dukras, apie kurias aš jau nebegalvoju, kur ir ką jos daro. Pakankamai suaugę žmonės, bet jos turi sumoje 6 anūkus mano. Daug išmokstu per šitą jų gyvenimą. Bet jie jau visi nuėjo į paauglystę, jau nebėra tų vaikų, o todėl jų mamoms labai neramu. Ir visa kita. Pabaigai, ar galima įkvėpti ar padrąsinti visus šiandien čia susirinkusius, dabar sėdi ir galvoja, laukia sunkus darbas, turiu pats iš pradžių patapti laimingu, tada rodyti pavyzdį vaikams.
Ar mes turim būti laimingi iš esmės? Ar tai irgi Ne, nėra... ne, ne. Aš nesakiau, kad mes turim būti laimingi. Aš sakiau, kad mes galim būti laimingi tam tikrais savo gyvenimo momentais. Ir čia pagrindinis mano patarimas jums visiems. Nepraleiskit šitų momentų. Ir čia vėlgi, atsiprašau, bet tik tiems, kurie rusiškai supranta, buvo toksai herojus Kozma Prutkov, 19-20 amžiaus riboje rusų, reiškia tokiai pusiau bulvariniai laikraščių literatūrai. Tai buvo taip rinktinis herojus. Bet jis yra pasakęs labai paprastą frazę. Если хочешь быть счастливым, будь. Jeigu nori būti laimingas, būk. Ir todėl nepraleiskit progos būti laimingais tada, kai ta proga yra. Nepraleiskit. Nes yra žmonių, kurių pagrindinė filosofija, čia labai lietuviška, nesijok, bo to reiks verkti. Nesidžiaug, bo to reikės liūdėti. Tai kas iš to? Gal reikės tuoj, bet dabar galiu pasidžiaugti. Nepraleiskit progos. Nu dabar atėjot, pasiklausėt manęs, gali truputį pasidžiaugti, kad esat visos pakankamai geros mamos. Ačiū, Eugenijau.